Visuomenininkų komisija skelbia nustačiusi, kad perduodant motinai Drąsiaus Kedžio dukterį, prieš mažametę buvo panaudotas smurtas. Mergaitės perdavimo operaciją Garliavoje tyrusi visuomeninė komisija, apklaususi pusšimtį liudininkų, paskelbė, kad vykdant teismo nutartį perduoti mergaitę motinai, prieš mažametę ir ją gynusius žmonės buvo panaudotas smurtas ir prievarta. Žymių teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų sudaryta komisija tvirtina, kad per 240 policininkų vykdytą operaciją buvo pažeista Lietuvos Respublikos konstitucija ir Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencija. Nors išvadose rašoma, kad teisėjo sprendimas grąžinti mergaitę motinai kertasi su įstatymais ir teisingumo bei protingumo principais, visuomenininkai tikina teismo nutarties nekvestionuojantys, tik kritikuojantys. Teismo sprendimas gali būti vieną dieną priimamas, o kitą dieną jau pasenti. Ir aklai vykdyti sprendimą, pažeidžiant kitus įstatymus, teisinėje valstybėje tikrai negali. Mes nekvestionuojame teismo sprendimą. Jis yra įsiteisėjęs ir mes manome, kad jis ir turi būti įvykdytas, bet ne tokiomis priemonėmis. Šis teismo sprendimas prasilenkė su Jungtinių tautų organizacijos vaiko teisių konvencijos 12 straipsnių. Ten yra reikalavimas, kad vaikas turi būti išklausytas. Nesvarbu, ką sako ekspertai. Tuo metu Seimas pratęsė teisėjos Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės klausimą svarstančios komisijos darbą iki trečiadienio. Ar panaikinti Venckienės neliečiamybę spręs Seimas, o rekomendaciją jam teiksanti komisija atsižvelgs į visuomenininkų išvadas, komisijos pirmininkas nepažada. Kas komisijai pateikiama, viską turi teisę komisijos nariai susipažinti ir reikšti savo nuomonę. Šiai dienai mes svarstysime, apsikeisime nuomonėm dėl pažymos, dėl rezoliucijos. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė prokurorai įtarė reiškus nepagarbą teismui, nevykdžius teismo sprendimo perduoti mergaitę motinai ir trukdžius antstolės darbui. Jai taip pat metami įtarimai piktnaudžiavus vaiko teisėmis ir sužalojus policininką. Venckienė Seimo komisijos objektyvumu netiki, nes jie esą net neišreikalavo iš antstolės vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuota, kaip neva padaromi nusikaltimai.